Jau, senė. Jau. Važiuojam klipą, žiūrėjom. Kažkokie tai reperiai girdėjom pristatinėję klipą šiandien. Mes pakvietimų dar neturim. Mes pakvietimų neturim, bet... Gal kaip pakliūsim. Gal kaip nors pakliūsim. Tai va, tikimės patekti, ten kažkoks Tairondytas ar koks ten, Lenkas, man atrodo. Jo, girdėjau, Vroclave gyvena. Pristatinėję klipą savo. Nesuprantu, ko jūs į Lietuvą atvažiavo pristatinėti. Matai, Multikino irgi lenkiška kompanija. Gal ne, tikimės, kad duos ėsti ir gertų. Va, svarbiausia. Girdėjau, jis ten negeria, žinai. Tik šiaip, tai kokius sulčių kažkur tai duos ten, man atrodo, Magnum sultis kažkokias, tai ten jis vaišins prapangiomis. Taxi special for guys. Jo. Akcija nauja. Jūs pastebėjot, kad Vilniaus veža taksi spalvas yra tokios vaivorykštės. Ir kažkaip mūsų šeimai yra... Ir iš tiesų nuolaidas geras pritaiko, jeigu esi nenormali šeima, tai... Labą dieną nenormali, vadingai normali. Čia jie nenormalūs. Taigi mes su žmonėm normaliais vyrais kalbam, tai reikia sakyti, su normaliais vyrais reikia, kad jie suprastų, ką mes kalbam. Ačiū. Čia nuolaidų kortelės gal? O, parodykit ir man. Labai gerai bus kokainų juostis. Jo, rimtai, kai Men's Factory eisim, tai... Nes kitaip, žinai, skauda. Siplės metus klipas filmuotas, ko tu nori. Dabar vėl aš trumpais. Tai siaubas. Kas jam darosi, aš nežinau. Kodėl tu tai padarei? Kodėl atskleidai viską? Bet aš jau tau suknelę užsakiau. Tai jau kam tu žmonėms į kamerą, tai viską aišku. Gerai, tai bus tavo spyris į subinę, kad pasiruoštum gerai. Tai dabar visi žinos ir dabar nukopijuos koks nors. Nežinau. Nukopins. Svaras koks nors. Svaras. Kaip mes darom su taksistais. Vežioja mus, mes apsimetam solidais verslininkais. Dar kepurytę duodam viską. Kepurę duodam, jie įgauna mūsų pasitikėjimą. Ir mes tada sakom, žinai, važinėjom visą dieną, varom, kur ten prie miškelio biškį alučio atsigersim, mane ten šašlaikėlių pasiglamžysim, žinai. Nesileisk į smulkmenas. Gerai, nesileis į smulkmenas, ir nuvažiuojam ir mes, kaip sakant, nudaigojam. O į Lenkiją dalių mašiną. O į Lenkiją dalių parduodam dalių mašinas. Vroclavą. Į Vroclavę, ten turiu kontaktų tavo Polonijoj. Ko galvojat, jis persikėlė į Vroclavą? Verslo reikalai, mašinos. Mašinos. Ir organai. Aš išrenku ir siunčiu. Jo, ir organus dar taksistų. Bet kažin ar su šito kas nors čia gausis. Ne, tai šitas prasigėręs, tai kepinis inkstų kaip ir nelikė ten. Nežinau, ką su šito reikės daryti. Nežinau. Tiesiog šunims maitins. Vis tiek, jis sako, reikia daryti ir gerus darbus, žinai, kad ta karma, jinai tokia pusiausvyrą turėtų neblogą. Nes šiuo metu tai, pas man ta karma prasta, pažiūrėkit jų ūsus. Nes čia galim apsivemti. Jo, čia galime apsivemti, negražu bus. Apsivems reperis ir klipo koordinatorius, tai bus ne kažką. Iškrisim iš mašinos. Tai mano žodis taisyklis. Dėt pozityvo ir užteks liūdėt. Supras gyvenimas keičiasi, reikia tik norėt. Pasiekt daugiau, arba kažko tiesiog siekt. Svajonės pildosi, tai reikia jų turėt. Jie yra kur kristi, žinok, yra kur kilti. Tik bandyk kabintis, kilsi, nenusivilsi. Gyvenimas kaip pasakos įvairios. Vienas randa lobį, kitam ten kas įsako darbas. Vertinų patirtį, užskaitų ir nuopolius. Kai gailės klaidų, susijami ir mokės iš jų. Gailių žmonių, kurie neturi svajonių tikslo, dar labiau gaila tų, kurie vadina kvailystę. Sako, nori prajuokinti Dievo, pasakyk jam planus. Mane rūpi ir juokis, bet daug ką jau turiu. Sakau, sakysiu, kad svajonės pildosi. Svarbu pozityviai rankomis kabintis į viršų. Kiek spyrių gyvenime visi turėjom. Kiek kartų atrodė, kad paskutinė priėjom. Dausų yra.
angliavandenių, baltymų ir viso kito. Gerai, gal dėl baltymų meluoju, bet angliavandenių tikrai pakanka. Kiek kartų atrodė, kad paskutinė priėjom, bet kažkodėl mes čia iki šiandien atėjom, į viršų žiūrėjom, nes mes svajonėm tikėjom. Tikėk savim, tu tiki kitais, tu tiki kitais. Sieki svajonės, kurie laikai. Jei manai, kad šiandien tavo blogiausia diena. Ne, rytoj bus geriau, bus geriau. Svajonės pildos, aš tai žinau, aš to tikiu. Savaitės, mėnesiai, metai, pala, prireiks tau jėgų. Vienam iškart viskas, kitam pastovios kliūtis. Vienas gauna neprašys, kitam dėl to reikia grumtis. Kai svajoji ir nori, tai laikas keičia taisyklės. Vieną dieną tu rūbininkas, kita žurnalistas ir nesvarbu. Ofisas aringas, jeigu tu laimingas, reiškias, elgis teisingai. Reikia atrast, ko nori, o ne kad turi kaimynas. Tu pabūk savimi, pajaus, kai skaidrina dienas ir nusispjaut. Jei kas tave ir laiko durnų, svarbu judėk į priekį, sėkmę pasitiksi prie durų. Kvailys moko gyventi, protingas patarė. Kvailiai nurašo anksčiau, protingi išvelgia prasmę. Kaip bebūtų, pasauliu nepakeisi, visų neįtikinsi, bet ar to reikia? Jei abejoji jėgom, pažiūrėk į viršų. Jei pagavai fortūną, nepaleisius iš pirštų. Patikėk protiškas, svajonės niekad nemiršta. Kumšti į viršų ir pirmin lik tikslo. Jei abejoji jėgom, pažiūrėk į viršų. Jei pagavai fortūną, nepaleisius iš pirštų. Patikėk protiškas, svajonės niekad nemiršta. Kuo arčiau tikslo, tuo daugiau pozityvo. Tikėk savim, tikėk kitais. Mes mėgstame būti mamomis ir netikėtai rašome dainas, kurios virsta videoklipais. Po 3 metų. 3 metų? Netikėtai 3 metai. Tai va, tai sėkmės tau, Vytai, ir linkim, kad tu būsi ne tik sveikuolis, sportiškuolis, bet ir reperis toks kaip Tušas. Tušas, pušas. Iš čia sindikatą. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šiandien tiek matydamas čia savo pažįstamų draugų, bičiulių ir nepažįstamų taipogi, kad atėjot pažiūrėt mūsų ilgai brandinto muzikinio klipo apie svajonės. Kiekvienas vaikystėje turėjom svajonę, ne, ir kažko labai norėjom, bet augam, duoda per galvą gyvenimas ir nusprendžiam, kad svajonės ne mums, ne, ir sakom, ai, ką čia svajojat durniai, ne. Ir mes nusprendėm savo klipu parodyti, kaip sunkiai sportininkai siekia savo svajonių ir jas pasiekė. Pristatysiu trumpai, kas šitie 2 jaunuoliai. Tai yra Vilmantas Grubys, Groovy Media, be kurio kuris nufilmavo visą klipą ir montavo ir sunkiai dirbo, kentė mūsų... Tu išjungis man. Naktim nemiegojo, montavo ir kentė mūsų su Mantu, šitų jaunuolių, Mantu Stankevičium, viso projekto koordinatorium, ir bendravo Mantas su visom žvaigždėm ir duodavo sunkių užduočių iš tikrųjų Vilmantui. Be ko dar šitas klipas nebūtų pasirodęs, tai be muzikinio pačio kūrinio. Tai va, sėdi 2 žavės damos, Ingrida ir Marta, ir dėkoju Jums už nuostabų priedainį. Taip pat muzikinę pusę šitam klipui, šitam gabalui padarė Pušas. Štai sėdi irgi paplokit jam. Be jo irgi nieko nebūtų. Žinoma, be visos šitos hebrytės mano pažįstamų palaikymo taip pat aš turbūt nebūčiau išleidęs netgi savo pirmojo gabalo, tai mūsų klubas, ne, viešai, dėl jūsų hebra. Apie svajonės visą laiką sunku kalbėti. Atrodo viskas paprasta, bet šiąnakt sunkiai miegojom, iš tiesų turbūt visi, nes... Ir jūs taip pat norėjot labai pamatyti. Taip, žinoma, jūs svajojate tokį klipą visą laiką pamatyti, tai mes puikiai suprantam šitą dalyką. Ir įgyvendinam jų svajonės. Jo, tiesiog dabar čia stovėdamas norėčiau padėkoti tiems 2 žmonėms, kurių, na, dėka... Dabar nėra. Iš tiesų, kurių dėka išsipildė viena iš mano svajonių, tai prisidėti prie klipo kūrybos. Tai dėkui Vytui, dėkui Vilmantui iš tiesų.
Na ir ačiū Vytui ir Mantui. Aš iš savo pusės norėčiau pasakyti, kad svajonės visgi yra toks augantis dalykas. Ir kai Vytas minėjo, kad mes norim čia, mūsų viena iš svajonių buvo parodyti kine, tai iš tikrųjų ta svajonė užaugo befilmuojant mums šitą klipą, nes turbūt ir pats sutiksi, kad kai mes Jevgenijų filmavom, dar nesitikėjom, kad kine pristatysim šitą klipą. Nu, ačiū Dievo, aš susilaužiau koją ir nusitėsi filmavimas, tai ženklas buvo. Nusitėsi metams klipo pristatymas ir visas užbaigimas filmavimo ir štai mes čia. Ir dėkoju, žinoma, Multikino labai už tai, kad mūsų įsileido. Taip pat VS Fitnesso direktoriui Antanui, kuris irgi pagelbėjo tarpininkavimą labai. Ačiū visiems. Nežinau, gal važiuojam, žiūrim klipą, kad važiuojam.